Nei šaldytuvas dirba, nei katilas dirba ir šitiek yra apkrova. Šitai Badauskai vagia elektrą. Reguliuoja sukimosi greitis. Mes naudojam tik antrą fazę. Per 2 dienas Badauskai prisuko daugiau nei 1000 kWh. Badauskų nusikaltimus dangsto Lietuvos Respublikos pareigūnai. Tai yra jau aukštesnio rango pareigūnai ir galimai tai yra susijęs su korupcija. STT nekreipia į tai dėmesio. Galimai ir yra STT ir dirba Badauskienės giminaitis, apie kurį kalbėjo kaimynai. Vagystė tęsiasi, Badauskai toliau nakties metu 3 valandą apsilanko pas kaimynus, ateina pas mūsų. Sausio 9 ant sniego pėdos paliktos, buvo įsilaužti namus. Nunuodytas šuo, vagystė tęsiasi ir policijos pareigūnai toliau net nebando sustabdyti Badauskų nusikaltimų. Tai yra laisvai samdomi žmogžudžiai, šunžudžiai, ne šunį jau nužudė. Kiek žmonių jų sąskaitoje yra jau apvogtų, nuskriaustų, galbūt ir net nužudytų, dar neaišku. Bet su kiekviena diena, su kiekvienu jų nusikaltimu, su kiekvienu pareigūnų atmetimu pradėti jiems iškelti baudžiamą bylą, Badauskai daugiau parodo, ką gali. Tai yra įsilaužti į serverius, į banko sąskaitas, apvogti žmonės, įsilaužti namus, žmogui net esant nesinaudoja termovizorių. Telefone, vienas prie įrenginio, kitas Badauskas. Pagrindė viską tai veikia Badauskas Vytautas. Badauskių namus yra palikta stebėti. Būtent tai buvo pagauti, kada jie į Siurblinės teritoriją jungėsi elektros laidą. Badauskas aprėkė Badauskienę, kad gali tai pagauti. Jie nematė, kad aš esu balkone. O šitaip vyksta vagystė. Šitaip sukasi elektros laidas. Šitaip vagiama. Pradėjo dirbti šaldytuvas. Įtampa didelė. Badauskai drąsiai vagia, nes pareigūnai ir eso dangsto. Lietuvos Respublikos vardu mane nuteisė už šmeižtą, tai yra baudžiamasis kodeksas. Vietoj to, kad man padėtų, jie panaudojo smurtą ir dar baudžiamąjį kodeksą bei pasinaudojo gydytojo Naujoko, kolegės ir jo paties suklastota ekspertizės išvada. Ačiū Dievui, kad yra Plungė, Mažeikiai, Telšiuose dar sąžiningų medikų, kurie atliko konsiliumą ir aš esu visiškai sveika. Jokių klydesių nėra, nebuvo ir neaptikta. Tai dar kartą įrodo, kad Badauskai gali papirkti medikus, pareigūnus ir būti nenubausti. Badauskai gali žudyti, įsilaužti namus, pavogti pinigus į sąskaitos, pasisavinti, per nuotolį valdyti buitinę įrangą, mata įrenginiai, programa. Tai yra gali sustabdyti, sulaužyti, įvesti klaidą. Tai yra kibernetiniai vagys, naudojantis kibernetinės atakas į bankomatus, matosi prisijungimai klientas, tai yra prisijungimai prie bankomatų, galimai ir iš ten yra stebiami kliento slaptažodžiai ir šitokiu būdu žmonės yra apvaginėjami. Policija ignoruoja, kad dalyvauja nepilnamečiai vaikai nusikaltime. Vaikui buvo ištrinti namų darbai iš planšetės. Toliau vyksta kibernetinės atakos, Baltikum interneto užgrobimas, 252 įrenginiai. Per Facebooką yra plaunami pinigai, kriptovaliuta, bitkoinai, 300 000 pavedimas, kurie atliko per nuotolį prisijungus su kompiuteriu. Policijai buvo rodomi visi duomenys, tačiau ignoruojami vaizdo įrašai, kur Badauskienė plėšė gėles,
pasišviesdama prožektorium, o parodymuose duoda, kad vaikščiojo su šuneliu. Tai yra, Badauskienė yra kliedesiai, akivaizdus kliedesiai, nes laikant prožektorių rankui sakyti, kad vedžioja šunį ir tuo labiau plėšia iš manęs gėlės, tikriausiai ne kakučius tai rinko mano teritorijoje. Video įrašai yra išsaugoti, balso įrašai, kas yra išlikę, tai yra išlikę. Ir kur Badauskienė drąsiai su dukra kalbasi, kaip iš manęs pagausti įkalčių vietoje, sunaikinti įkalčius, ištrinti įrašus. Dalyvauju šeima, pusseserė, broliai, Šiauliai, Klaipėda. Renginių vedėjas Ernestas Badauskas taip pat tarpininkauja. Nors mažiausiai jis nori pasirodyti, bet palei jo adresą, kai buvo vietovė, matosi, kad Klaipėdoje jungiasi iš 2 vietovių. Tai yra Badauskaitė Ligita, Badausko Ernesto šeima taipogi dalyvauja nusikaltimuose. Tai yra renginių vedėjas. Jam buvo rašytos žinutės, kurios taipogi išsaugotos, kad sutramdytų savo tėvus ir baigtų elektros ir kitas vagystės. Bet smurtas yra nukreiptas prieš mūsų šeimą, tai yra aš esu su 2 vaikais, viena kovojanti prieš visą sisteminį klaną ir Badauskų grupuotė. Tai yra jau profesionali grupuotė, tai yra dar didesnė grupuotė negu daktarų. Tai yra su labai daug policijos pareigūnų ir su jau didžiulis šūsnis laiškų, kur skirtingomis pavardėmis tą patį atsakymą rašo ir dangsto Badauskus. Iki šiol pareigūnai nesiteikia atvažiuoti į namus ir pasižiūrėti, kaip sukasi kontrolinis skaičiukas, kur dingo pliombos, kodėl Badauskai nuplėšė. Kodėl Badauskai nuplėšė internetinį laidą ir galimai pasijungė savo. Tai ir galim patikrinti atvykus pareigūnams tiesiog iš sienos, išdaužius, atkėlus laidą. Tai yra labai lengvas būdas. Tačiau pareigūnai iki šiol nei piršto anspaudų, nei apklausi, net nesiteikia atvažiuoti į namus, tačiau rašo laiške, kad atliko tyrimą. Kaip galima atlikti tyrimą, jeigu jie šitokiu būdu kliedi. Vagystė tęsiasi ir matosi, kaip yra apkraunamas laidas. Šilumos katilas atjungtas dėl aukštos įtampos. Šaldytuvas veikia, bet rodo didelį elektros vartojimą. 54. Šitaip. Litlas išdeginau jis. Va, išjungiam šaldytuvą. Vienintelė lempa, kuri su prailgintuvu laikomis įjungia. Ir šitaip esam apkrauti ir toliau vyksta vagystė. Atvira vagystė. Badauskai net nebijo. Viską tą daro atvirai, nes policijos pareigūnai Lietuvos Respublikos vardu kartu su prokurorais ir teisėjomis juos gina. Lietuvoje tampa madinga iš aukos padaryti nusikaltėlius, o iš nusikaltėlių padaryti aukas. Tai yra jau grupiniai nusikaltimai, tai yra tikslingi grupiniai nusikaltimai, dangstymai nusikaltėlių grupuotės. Dėl to dingsta Lietuvoje vaikai, dėl to dingsta žmonės, dėl to dingsta pinigai, dėl to įsilaužiami namus ir bylų tik daugėja neišaiškintų. Visą tai atlieka Lietuvos Respublikos pareigūnai kartu su nusikaltėlių grupuotėmis.